Na, tarkim, tokia situacija. Mes matom važiavimo greitį, važiuoja 30 km/h greičiu, matom vaikas eina prie šaligatvio, kitas čia mama kažką. Tai vat ir pavyzdys, kokie jūsų veiksmai. Stabdysit, atleisit akceleravimo paminą, ar nekeisit važiavimo greičio. Tai reikėtų stabdyti, nes vaikas apsisukęs gali nuo mamos bėgti, kažką juokauti ir vėl greitai atsidurti kelyje. Tai ką mums reikia žinoti? Maždaug sustojimo kelią, ne? Ar automobilis spėja sustoti tokioje situacijoje ar ne? Arba šiaip žalą padarytumėm, o gal net ir žūtų. Tai tikrai stabdysim tam, kad sumažinti važiavimo greitį, kad spėtumėm sustoti, jeigu vaikas atsidurs kelyje. Situacijų kelyje suvokimas yra gebėjimas atpažinti eismo situacijas, kuriuose gali kilti tam tikras pavojus. Na, tarkim, tokia situacija. Jūs važiuojat beveik 30 km/h greičiu, tai 25 km/h greičiu. Na ir matot, važiuoja dviratininkas, stovi vaikai kažką organizuoja ir dar pėstysis eina per kelią. Ir ten automobilis stovi, gal pradės važiuoti. Dar reikėtų pažiūrėti už nugaros, kas vyksta, ne? Už nugaros matom per veidrodėlį automobilis važiuoja, posūkių signalų mes nerodo. Taigi, kokie jūsų veiksmai? Na, čia būtų du variantai. Arba lenkti tą dviratininką, rodyti posūkį į kairę ir jį lenkti, jeigu jis važiuoja lėčiau, arba tiesiog primažinti greitį iki dviratininko greičio ir kartu su dviratininku ramiai tą sudėtingą situaciją paskui dviratininką pravažiuoti. Taigi, kokį variantą pasirinksit? Stabdysit, atleisit akceleravimo paminą, ar nekeisit važiavimo greičio? Faktas, kad stabdysit tam, kad spėt sustoti, jeigu vaikai iššoktų į kelią, ar šitas žmogus išeitų į kelią, kur matom, kad jau įžengė į kelią. Mes jo kaip ir neprivalom praleisti, ne? Bet netgi jeigu žmogus eina ten, kur yra draudžiama jam pereiti kelią, jūs vis tiek privalot sustoti ir leisti jam pereiti. Sakykime, gal jisai šiaip silpnos psichikos žmogus, o jūs tai turit medicininę pažymą, esat kvalifikuoti, išlaikę egzaminus, todėl jūs turit rūpintis kitų žmonių saugumu. Atsakydami į tokius klausimus, vairuotojas turi pasirinkti vieną iš 3 atsakymo variantų, kurie visiems klausimams yra vienodi. Stabdysiu, atleisiu greičio pedalą, važiuosiu nekeisdamas važiavimo greičio. Taigi dar viena situacija, ką reikėtų atkreipdėmėsi. Čia automobiliai stovi, laukia sukti į dešinę į degalinę. Mūsų greitis yra beveik 20 km/h. Mes rodom posūkį signalą į kairę ir norim apvažiuoti jau ten laukiančius eilėje automobilius. Už nugaros esantis automobilis rodo kairio posūkio signalą ir ketina mus lenkti. Ir dar matom, kad čia bėga iš už automobilio vaikas. Tai dabar pirma problema su tuo apvažiavimu tų automobilių lenkimu, kas pirmesnis iš mūsų pradės tą manevrą. Tai realiai, kas pirmas pradeda lenkimo manevrą, tas turėtų jį ir daryti. Jeigu aš pirmas jungiau posūkio signalą, tai tas jau nebegalėjo jungti posūkio signalą. Arba jeigu jis buvo įjungęs posūkio signalą ir jau norėjo mus lenkti, aš nebegalėjau pradėti lenkimo manevro ir įjungti posūkio signalą. Bet jeigu aš pradėsiu lenkimo manevrą, pradėsiu čia važiuoti prieš eismą, aš turėsiu sustoti prieš eismą tam, kad praleisčiau bėgantį vaiką. Jis aišku neturi teisės bėgti per kelią tokioje vietoje, kur aš nematau, bet ir vėl grįžtam prie tos pačios situacijos, kad mes turim pasirūpinti kitų eismo dalyvių saugumu, nes mes keliam pavojų. Taigi, kad nereikėtų sustoti prieš eismą, mes sustosim eilės gale, šiek tiek gal kairiau, palikdami vietos kitam automobiliui pravažiuoti, rodydami toliau posūkį į kairę ir tiesiog leisim vaikui kelią ir pabaigti manevrą. Ir po to tiesiog padarysim lenkimo manevrą. Tai ką jūs darysit šitą vietą? Važiuosit tiesiog nekeisdami greičio ar atleisit akceleravimo paminą? Faktas, kad stabdysit, praleisit, kol pasikeis situacija ir tada atsargiai pravažiuosi. Kaip tinkamai atsakyti į situacijos kelyje suvokimo klausimus? Norint teisingai atsakyti į situacijos kelyje suvokimo klausimus, nepakanka žinoti tik teoriją, nes situacijos suvokimas susijęs su praktiniu vairavimu. Taigi toks patarimas - vis tiek eiti į egzaminą ne eksternu, ne savarankiškai pasiruošus, o atėjus į vairavimo mokyklą, pas Kęstutį Videikį arba kitą vairavimo mokyklą, išklausius teorijos kursą, bent pusę praktinio vairavimo mokymo, tada jau eiti į regitrą. Todėl atsakyti nevairavus nėra lengva. Tačiau turim keletą patarimų, kurie gali padėti vairuotojams tinkamai išspręsti situacijos suvokimo klausimus. Štai dar viena situacija. Mūsų greitis 30 km/h. Šiek tiek pasitaisau, prieš tai sakiau pilną greitį mieste. Tai mieste pusė greičio, o automagistraliai, greitkeliai už miesto, ir jeigu važiuojat greičiau negu 50 km, tai tada pilnas greitis paverstas metrais. Toks turėtų būti saugus atstumas iki priekį važiuojančio automobilio. Tai šiuo atveju turėtų būti 15 metrų, kad mes spėtumėm sustoti. Gyvenvietėje mes privalom praleisti autobusą pajudant iš sustojimo vietos. Vaikus vežantis autobusas. Kairėje sustoja automobiliai, taisyklių nepažeidžia, nes gyvenvietėje galima sustoti kairėje pusėje, o galbūt jie juda ir važiuoja. Tai greičiausiai jie juda ir važiuoja, todėl kad čia yra po 2 eismo juostas kiekviena kryptimi ir tas kryptis skiria skiriamoji juosta, nes matom iš ten atvažiuoja priešais automobiliai, tai čia automobiliai juda į priekį. Iš nugaros matom atvažiuoja dar vienas automobilis, bet jis mūsų nelenkia, nesirikiuoja, neapvažiuoja teisingiau. Tad mes privalom duoti kelią. Netgi jeigu prireiks, privalom visiškai sustoti.
nes jis rodo posūkį, vadinasi, jis ketina jau pradėti manevrą ir viskas. Mums yra kaip raudona šviesa, mes privalom visiškai sustoti ir leisti autobusui gyvenvietėje įvažiuoti, nes gyvenvietėje autobusas turi pirmenybę. Ne gyvenvietėje, mes turim pro jį važiuodami pirmenybę. Jis tada turi palaukti ir pravažiuoti, o dabar mes privalom sustoti. Tai jeigu mes privalom sustoti, ką mes turim daryti? Stabdyti. Kaip atsakyti į situacijos suvokimo klausimus? Pirma. Gerai apžiūrėkite eismo situaciją. Atkreipkite dėmesį į kelio ženklus, koks jūsų greitis, kokios yra eismo sąlygos, kokie eismo dalyviai matomi pavaizduotoje situacijoje. Na tai pabandom įvertinti visus dalykus, kuriuos ką tik apkalbėjom. Mažas, kokie 8 km/h mūsų automobilio. Mes rodom posūkį į dešinę, ketiname sukti į dešinę. Situacija saugi, važiuoja automobilis tiesiog iš paskos ir matom, kad pėstysis eina per kelią, jam dega žalias. Tai ką darys sunkvežimis? Sunkvežimis žinoma stabdys, sustos tam, kad praleistų. Dviratininkas taip pat stabdys, kad sustotų. Tai mes ką darysim? Atleisim akceleravimo paminą, stabdysim ar nekeisim važiavimo greičio. Žinoma, kad stabdysim, nes mums reikia neužilgo tuoj pat sustoti. O atstumas tikrai nėra didelis iki dviratį. Pagalvokite, kas gali nutikti. Vėl įvertinam greitį, 20 km/h greitis. Už nugaros per veidrodžius matome eismas lygtai ir saugus, pavojų iš ten nekyla. Dešinėje matome pėsčiųjų už automobilių. Kairėje matome pėstįjį, kuris jau įžengia į važiuojamąją dalį. Matome tolumoje vaikščiojančius pėsčiuosius, einančius per kelią ir stovinčius prie automobilių. Na, visada gali būti kažkoks vaikas, kuris išbėgs iš tarp automobilių tarpo ir bet kokiu atveju mes privalom pradėjus jau eiti pėstįjį, sustoti ir leisti jam pereiti. Net jeigu ir ten jis negali eiti, jeigu mes jį partrenktumėm, tai gali būti net, kad ir paliktumėm kalti, jeigu jis taip staigiai neiššoko, matėsi, bet mes per savo žioplumą tiesiog jo nepastebėjom. Reiškia, stabdysim ir leisim pereiti. Apsvarstykite, kaip pasielgtumėte ir kokios būtų pasekmės. Greitis. Matom 20 km/h, už nugaros pavojai mums nekyla, kairėje sustojęs automobilis rodo posūkio signalą į dešinę, nori rikiuotis į mūsų eismo juostą, už jo stovi žmogus, kuris nori pereiti kelią, iš priešpriešais atvažiuoja dviratininkas, mūsų pusėje sustatyti automobilį ir tarpuose gali išbėgti vaikas, dviratininkai važiuoja prieš mus ir dar priekyje automobilis priparkavęs taip keistai, arba ten parkuoja, arba bando išvažiuoti iš parkavimo vietos. Ir dar priekyje automobiliai sustoja, matom raudoni šviesos signalai dega stabdymo, ten kažkokias spūstis irgi stovi. Tai ką darysim? Tikrai stabdysim, nes 20 yra gan didelis greitis, mums reikia 10 metrų atstumo, kad sustoti, tai o čia net 10 metrų net nebėra. Čia jau labai baisi situacija. Tikrai stabdysim ir tikėsimės, kad neatsitrenksim staigiai sustabdžiusius dviratininkus. Pasirinkite palankiausią variantą. Taigi, kada reikia stabdyti? Stabdyti reikia sumažinti per didelį greitį arba sustoti. Iškilus neišvengiamam pavojui, būtina stabdyti. Kas buvo svarbu, jeigu mums reikia sumažinti greitį, tai mes pasirinkam stabdymą. Niekas nesako, kad mes turim kirsti per stabdžius ir ten stabdyti. Ne. Jeigu matom situaciją ir mes norėtumėm jau lėtinti, tai toks kaip akceleravimo atleidimas nėra lėtinimas. Nes jeigu tai pakalinė, tai nebūtinai lėtins automobilį. Tai todėl jau testuose, jeigu gauna tą klausimą regitroj, tai stabdot, jeigu reikia lėtinti automobilį. O stabdot stipriai tiek, kiek pagal situaciją reikalinga. Tai nereiškia, kad kertam per stabdžių. Mes važiuojam ant 10 km/h greičio. Taigi sustot mums reikia minimum 5 metrų. Už nugaros matom važiuoja kitas automobilis, kuris taip pat rodo posūkio signalą į kairę ir nori apvažiuoti autobusą. Mes jau rodom posūkį į kairę, lenkiame arba tiksliau apvažiuojame autobusą. Ir matom, kad eina žmogus, taigi mums sustoti reikia 5 metrų, tai čia tik vos 5 metrai ir yra. Tai tikrai stipriai stabdom, kad išgelbėt žmogaus gyvybę. Jeigu susidurėt su tokiomis situacijomis, yra didelė tikimybė, kad turėsite stabdyti. Stabdom, jeigu vaikai kelyje arba šalia jo. Kaip išriedėjęs kamuolys. Nieko tokio, ar vaikas to išbėgs gaudyti to kamuolio, kad tik kas nors jo nesuvažinėtų. Taigi žaislai gatvėje. Pavyzdžiui, kamuolys. Stabdot, jeigu gyvūnai kelyje arba šalia jo. Išskyrus paukščius, kurie gali laiku nuskristi. Tai matom šuo, tai jis tikrai gali ir išbėgti, tai žinoma stabdysim. Stabdysim, jeigu pagyveni žmonės ar kiti pažeidžiami eismo dalyviai kelyje arba šalia jo. Matom, kad įsibėgėjęs jau vyresnis žmogus, žinokit vis tiek ir reakcija jau lėtesnė. Turim tokius saugoti. Bet saugot privalom visus pažeidžiamus, o bet koks žmogus yra pažeidžiamas. Stabdom. Jie matom, kad geltonas šviesoforo signalas. Geltonas jau yra draudžiant. Jeigu privalo duoti kelią, tai žinoma, kad stabdote. Nu, tuo aš baigsiu už 5 minučių 10. Lenkimo metu priešas atvažiuojanti transporto priemonė yra per arti. Tai va, planuojam dviratininką lenkti, mūsų greitis virš 5